Labas, labas, mano menuliukai. Na kągi, pasižiūrime artimiausių 2 savaičių atsakymus, ką nori pasakyti jums jūsų angelai, ką nori pasakyti jūsų siela ir ko jūs negirdite. Šiandieną pasižiūrėsime iš 4 skirtingų kortų kaladžių, o kai vyksta mūsų asmeninė konsultacija, mes žiūrime jums angelų žinutes, jūsų sielos kelią, apie jūsų vidinį pasaulį, ko negirdit, ko nematot, ko galbūt nesuprantate, mes jūs žiūrime iš 11 skirtingų kortų kaladžių. Ar galite įsivaizduoti? Tai ar galite įsivaizduoti, valanda 15 minučių trunka mūsų konsultacija online, pasiskambinam, suderinam laiką. Ir aš jums po to palieku balso žinutes, viską, ką daryti ir ko nedaryti, aš jums po to pasakau, kam turime perduoti šią savaitę ir artimiausias savaitės šiems nuostabiems žmonėms. Ir pasižiūrėsime, kaip sakiau, 4 skirtingas kortų kalades, ką nori pasakyti jūsų angelai. Ir dar šiandieną pasižiūrėsime ir mėnulio kortas. Tai aš jums palieku balso žinutes, konsultacija trunka apie valandą 15 minučių. Jūs tos balso žinutės lieka su visam ir galite klausytis vėl ir vėl. Informacijos būna be galo daug, todėl labai naudinga, kad jos tenais lieka. Tai vietų dar rugsėjo mėnesiui turiu. Prašom užsirašyti, parašius man asmeninę žinutę, arba galima kortų konsultaciją nusipirkti netgi elektroniniai parduotuviai. Taip pat pažiūrėsime, koks kristalas pas mus nori ateiti, nes kristalai pasako irgi labai daug. Ir tematika, ir kaip jūs jaučiate, žinokit, viską pasako. Na ir paskutinės 2 kortos kristalų. Na kągi, tai žiūrime, kas mūsų laukia artimiausias 2 savaitės. Tai pirmoji korta yra tokia, kad mano menuliukai yra visi nuostabios sielos. Nuostabios sielos, ypatingi žmonės ir jūs turite talentą savyje ir tiek šviesos, kad galite netgi įkvėpti kitus. Savo gerumu, savo skleidimu, to gėrio, pagalbos, patarimo ar ne, noro padėti. Jūs esate nuostabios sielos ir tai, žinokit, yra labai svarbu pasaulyje. Jums galbūt kartais atrodo, ai, kas šitie geri darbai, kasgi čia tokio. Žinokit, tai yra be galo svarbu, jūs pasaulį dar gražesnių. Kaip greitai laikas bėga, gerai, keliaujam toliau. Jūs turite ypatingą apsaugą, nes jūs turite ne tik savo angelų sargus, jūs dar turite papildomą visą būrį savo angelų sargų, kurie jūs saugo, rūpinasi jūsų saugumu, apsauga, jūsų svajonių pildymu ir jūs turėtumėte jausti. Kvietimas žengti pirmuosius žingsnius, atsibusti, priimti savo dovanas, priimti save, pradėti mylėti save ir keliauti į pasaulį su pasitikėjimu, su visata, ar ne, aš tikiu savimi, aš turiu tokius talentus, išmokti, pripažinti juos, priimti, o nesakyti, ai, čia smulkmena, ai, čia nieko tokio nereiškia, koksgi čia talentas, ne? Netoks jau čia stiprus ir talentas. Tai jeigu jums kažkas yra duota iš visatos, tai žinokite, tai yra iš tiesų labai didžiulis talentas ir dovana, nes šiaip sau dovanų niekas nedovanoja ir tokių talentų vėlgi turi ne visi. Turiu paskubėti, nes laikas labai greitai eina, o pas mus dar yra 3 skirtingos kaladės. Tai ką mums nori pasakyti mėnulis? Turėjai pastaruoju metu labai didžiulių iššūkių, asmeninių iššūkių, taipogi, ar ne, kas susiję ir su tavimi pačiu. Galbūt dirbi su savimi, galbūt bandai kažko atsisakyti, pakeisti įpročius, save geriau pažinti, ar ne, kažkokių klaidų nebekartoti. Tai žinok, sprendimas jau ateina į tavo gyvenimą, žodžiu, visi tie iššūkiai jau susidėlios, viskas susidėlios į savo vėžes. Negrįši savo vėžes, nes šitie pokyčiai tau buvo siūsti ir mintis keistis arba iššūkiai ne šiaip su, o tam, kad tu pasikeistum, ne tam, kad tu liktum ten pat ir toks pats, ar ne, ir ten pat. Tai, žodžiu, sprendimas ateina. Wow. Iškrito net mėnulio užtemimas pas mus, ar ne, mėnulio kortose, tai žinok, labai didžiulis ir galingas pokytis ateina į tavo gyvenimą, ta prasme, gali tikėtis, ūlelė. Didžiulio pokyčio tiek savo gyvenimą, tiek savyje, pasikeitime, tai gali paliesti ir darbą, ir santykius, sakau, žmonės ir šalis keičia, ir žodžiu, didžiulis pokytis ir galingas, ta prasme, galingas, prasmingas, bet vėlgi tai yra visatos dovana. Visata šiaip sau tokių, žinokit, dalykų irgi nedaro ir tikrai ne visiems, todėl reikia būti laimingiems, o ne pykti, jeigu kažkas vyksta, nes viskas vyksta į gerą.
Kaip viskas sutampa, tikiuosi spėsiu šitą skaitimo, tai žinokit, varau savo greičiausių vos negreičiu. Jūsų siela, dabar sielos žinutės klausia iš jūsų pačio vidaus ir paties vidaus, ar ne? Kaip tu dar gali labiau save mylėti, ką tu gali dar dėl to padaryti, kad save priimtum, ar ne? Ir į kasdienybę įtrauktum tą priminimą, kad myliu save, ar ne? Vertinu save. Ir tau iš karto yra ir atsakymai, ir patarimai. Nu, čia galima ištisą video padaryti. Nustatyk ribas, ar ne? Medituok, klausyk į savo širdies, koncentruokis į savo stiprybės, girk save, ar ne? Mėgaukis, išmok pasakyti ne, kada nori sakyti ne, išmok pasakyti taip, kada tu tikrai nori pasakyti taip, o ne dėl to, kad tave kažkas atkalbinėja. Leisk vykti dalykam, kasdien parašyk bent po 3 nuostabius sakinius apie save ir padėkok savo. Tai trupučiuką trumpinu, nes jų 5. Sekantis klausimas iš tavo sielo. Ką tu šiuo metu kaltini ir tikrai žinok neteisėtai ir nesuprasdama tos pusės, kažkokį turi kaltinimą ir šitą kartą sako, kad turėtum prisimti atsakomybę. Kam tu nori permesti savo problemas, kaltes, bėdas, aukos būseną tokią? Tas žmogus to nenusipelnė. Visiškai, ta prasme, padaryk sprendimą, suauk ir prisimk atsakomybę už savo gyvenimą. Niekas tu nieko nėra skolingas, aš čia taip trumpinu, ar ne? Jeigu kažkam neaišku, teikite į asmeninę konsultaciją, paaiškinsiu, kaip čia tie visatos dėsniai vyksta. Keliaujam toliau prie angelų žinučių, nežinokit, nespėjau, dar čia tie kortų guli, angelai tau sako, laikas paleisti ir atleisti, atpalaiduoti. Tau angelai ateina į pagalbą, jie tau tiek daug rodo pagalbos, kelio, atsakymų, jie tau siunčia savo palaiminimus, tu tiesiog atverk rankas ir priimk visą tai, pradėk girdėti, atverk savo širdį ir išmok priimti dalykus. Ir pajausi, kaip visa tai nueis, ar nepatikėk jiems, paleisk ir jie viską pakeis, kaip ir Dievas. Patikėk viską Dievui ir jie viską pakeis. Ir tau labai svarbus yra įsižeminimas būtinai. Miškas, laukas, vaikščiojimas basomis, gulėjimas, vanduo, žodžiu, balanso. Trūksta tavo gyvenime balanso ir kai jau visiškai rauna stogą, žinok, keliauji į mišką, tai yra pats nuostabiausias dalykas, tai yra įsižeminimas. Apie įsižeminimą tikrai kalbu labai dažnai. Na ir pasižiūrėsime tada kristalų kortas, kokios čia mums iškrito. Tai pirmoji kristalų korta yra kalnų krištolas, šitą tikrai visi žinote, ir elektroniniai parduotuvėje net yra po keletą eurų. Aiškumas ir kosminė šviesa. Tai yra apie tavo vidinį aiškumą, atsikratyk to informacinio triukšmo, visko aplinkui tiek daug, ar ne, tai va reikia įsižeminimo, reikia pasitikėjimo, visą tą reikia priimti angelų pagalbą, kad išsivalytų visi šitie dalykai, ar ne, ir kad galėtum aiškių protų matyti toliau savo kelią. Šiaip galėčiau plačiau pasakoti ir per asmeninės konsultacijas, tai žinoma, tai yra žymiai ilgiau, 1:15 minučių, stengiuosi dabar taip labai trumpai, nes tik 10 minučių. Ir antroji karta, nu man, vienas mėgstamiausių akmenų, tai yra citrinas, tai yra gausos, ar ne, akmuo, pinigų, darbų, pasitikėjimo savimi, mūsų vidinės saulės, optimizmo. Tai pasižiūrėk, kai visą tai pradėsi daryti ir kuo mes pabaigsime citrinu, tai yra saulė, tai yra optimizmas ir jo raktažodžiai yra įvaizdis, savirealizacija, sėkmė ir vertybės. Vadovaukis savo vertybėmis, neapleisk savęs, neišduok savęs, ar ne, ir pasitikėk savimi. Tai va, būtent šitas akmuo mus to moko. Labai greitai, labai daug čia visko prisakiau, tai bet jeigu įgyvendinsi ir atkreipsi tai dėmesį, pokyčio pradėsi sulaukti jau po pirmųjų dienų. Todėl nemiegok, o dar kartą perklausyk ir pradėk veikti. Taipogi, jeigu norėsi asmeninės konsultacijos, rašyk man asmeninę žinutę, o jeigu nori kažkam padovanoti kortų konsultaciją, tai taipogi gali įsigyti elektroniniai parduotuviai savo, draugam, draugiai, mamai, žodžiu, kam tik tai nori. Suderinam laiką, įrašau jums balso žinutes, prieš tai pasakau, ką reikia daryti, kaip reikia daryti. Labai viskas paprasta ir palieku jums kortų skaitimą apie jūsų sielos kelią, apie jūsų angelų žinutes, apie jūsų vidinį pasaulį, ko nejaučiat, ko galbūt nematot, nesuprantat ar esat pasimetę. Tai mielai prašau. Ir balso žinutės lieka su visam. Paspausk širdelį, jeigu patiko, ir pakomentuok, jeigu nori dažniau tokių video, parašyk noriu. Ačiū tau labai. O šiuos ir daugiau nuostabių kristalų rasime Nulemagija 777.lt. Iki. Ačiū, jeigu pasidalinsi šią video. Iš karto 1000 karmos taškų tau garantuoju.